susiję be galo glaudžiai, betarpiškai. Iš tikrųjų, pirmiausia, mes neturime Lietuvoje didžiojo vieningo viduramžių romaninio stiliaus. Neturime kodėl? Todėl, kad to stiliaus pastatai, to stiliaus architektūra ir menas iš esmės yra paplitę tose teritorijose, kurios jau buvo priėmusios krikščionybę. Tai yra valstybėse, kurios viduramžių Europoje jau yra krikščioniškos valstybės. Lietuva valstybės neturi, Lietuva nekrikštyta ir todėl iš romanikos stiliaus mes turime tik vieną kitą nežymę įtaką archeologiniuose radiniuose, kur šitas stilius dėl importo, dėl epochos vėjų, nenori, šiek tiek veikia mūsų tiesiog archeologinius papuošalus. Toliau gotika. Gotikos stilius, kaip žinote, pradedant Prancūzija, Flamandais ir kitur, pradeda plisti Europoje 12 amžiui, visiškai įsigali 13 amžiui ir baigia savo klestėjimą 14-15 amžiui. Apie gotiką 12 amžiui Lietuvoje mes negalime kalbėti nieko, nes nėra valstybės. 13 amžiuje kūrėsi Lietuvos valstybė ir tam tikri gotikos atgarsiai greičiausiai pasiekė Lietuvą. Pirmiausia, jie pasiekė kaip taikomojo meno kūriniai, pavyzdžiui, akvamanilės, indai švestam vandeniui. Toliau atsiranda pirmieji pastatai. Tačiau iš esmės gotika, visų pirma, Europoje yra sakralinė gotika. Pas mus gotika jau yra susijusi pirmiausia su gynybos poreikiais. Formuojasi valstybė ir kartu mūsų kaiminystėje įsikuria galingi kariniai ordinai. Todėl Lietuvos gynybinė architektūra turi pirmiausia gotikinio stiliaus bruožus. Apie Renesansą, ką mes galėtume pasakyti. Renesansas iš tikrųjų kyla Italijoje kaip laisvo žmogaus toks atsakas į viduramžius. Pas mus Renesanso kilimo laikotarpiu, 14, sakykime, 15 amžiuje, irgi iš esmės tebesitęsia viduramžiai. Mums rūpi dar visai kiti dalykai ir todėl tuo laikotarpiu pas mus klesti gotika. Ir tik 16 amžiuje mes turime vieną kitą pastatą kaip nedidelį renesansinį atgarsį to didžiojo europinio stiliaus. Po to Renesansas visoje Europoje virsta manierizmu, tačiau ir to manierizmo mes Lietuvoje neturime tiek daug. Be abejo, yra jo ir žemutiniai pily, ir architektūroje, ir, sakykime, interjere, ir leidiniuose senuosiuose. Tačiau toks stilius irgi nėra labai paplitęs. Ir staiga yra vienas stilius, didysis epochinis stilius barokas. Ir barokas jau į Lietuvą nevėluoja. Ir nevėluoja kodėl? Todėl, kad 16 amžiaus pabaiga Lietuvoje įsigali katalikybė, pilnutinė valstybės kristianizacija, jėzuitai. Valstybė nekariauja tuo metu labai didelių karų ir užtat pirmas pastatas į šiaurę nuo Alpių, barokinis pastatas yra pastatomas ne kažkur kitur, o būtent Lietuvoje, Lietuvos didžioji kunigaikštystėje, Nesvyžiuje. Tai yra 1586 metai. Po to Kazimiero bažnyčia, kiti pastatai. Ir aišku, kad didžiausias baroko kūrinys yra Vilniaus universitetas. Tai yra tikrai vienintelis stilius, kuris nevėluoja ir tai rodo, kad Lietuva buvo kaip valstybė subrendusi priimti šitą stilių.